Labas ir vėl mes tęsėme knygos skaitimo kelionę. Jeigu tu pirmą kartą mane matai, tai būtinai grįžk ir pasižiūrėk kitus įrašus, o šiandien ketvirtas susitikimas šios knygos analizės. Ir nieko nelaukiant, bėgu dalintis vaizdu, nes jeigu tu neturi knygos, tai aš galiu tau parodyti, tik tais labai atsiprašau dėl kokybės. Na, kaip jau išeina, taip nufotografuoju, bet raidės matosi, nors šiek tiek liejasi. Čia ne tau, čia taip nufotografuota. Taigi, pirmas skyrius, pradedame. Jūsų vidiniai lobiai. Pasąmonė orientuota viena kryptimi - į gyvenimą. Jūsų užduotis yra treniruoti sąmonę. Siūskite savo sąmoniai tikslės prielaidas. Pasąmonė nebejotinai imsis darbo pagal mintise nuolat pateikiamus pavyzdžius. Man labai patiko tas prielaidos, nes mes, nu, dėja visada kas be nutiktų, mes žiūrime ir kūrėme negatyves prielaidas. Žinot, kodėl taip yra? Todėl, kad žmogaus organizmas, tiesiog tas visa sistema žmoguje yra sukurta apsisaugoti. Ir būtina žinoti, kur skauda, kur karšta, kur nelysti, ką nedaryti. Tai yra būtina žinoti. Ir tai yra atėję jau iš mūsų tų protėvių laikų. Nes juk aš galiu save pasididinti. Hello! Nes juk tie visi akmens amžiai, ar ne? Kai buvo tyrinėjamas pasaulis, kas kur, kas skanu, kas nuodinga, kokia uoga, koks grybas ir visa kita, ir kur neiti, kur gali mamutai užpulti, reikėjo žinoti, reikėjo tą tokią apsauginę turėti instinktą, tą jungtą ar ne, apsauginį variantą, kad saugoti, kitaip prarasi gyvybę. Tai tie visi dalykai pas mus ir yra, ir išlikę, ir mūsų sistema yra sukurta, kad apsaugoti save nuo blogo. Bet mes turime auklėti save, galvoti ir matyti gerai ir priimti gerą. Turime leisti savo persiauklėti. Tai va ir yra, ar ne, kad siūskite savo sąmonėje tiksles prielaidas, tokias, ko jūs norite iš gyvenimo. Norite kitokio namo. Tai ne tai, kad galvoti, nu iš kur aš dabar, tai aš turėsiu dirbti dabar 24 valandas per parą, kad aš galėčiau nusipirkti. Ne, tu rodyk prielaidas, kad kokio namo tu to norėtum. Norėčiau, nu, ar 2 ar 1 aukšto, ar ne, pamastyk. Ar tenai turėtų būtinai balkonas turi būti, ar gal kokio dydžio kiemas, ar yra ten medžių, ar yra gėlių, ar yra vaisių kažkokių. Tu siūsk prielaidas, kokių tu nori, tu visada galvok, o ko aš noriu. Ir tuo maitink savo pasąmonę, nes pasąmonė ir veikia, mes traukiame tuos dalykus, ką mes mintimis kišame į savo pasąmonę, tai gauname atgal. Savyje jūs nešiojatės neišsemiamus jums pasiekiamus turtus. Jeigu norite juos pamatyti, paprasčiausiai pažvelkite savo vaizduotės akimis ir prieš jūs atsivers neišsemiamas vidinis, neišsemiamas, gal taip reikėtų kirčiuoti, vidinis lobynas. Iš šio gerybių šaltinio galite gauti visko, ko tik reikia puikiam, džiaugsmingam ir turtingam gyvenimui. Mano mentorius Bob Proctoras. Apie vaizduotę aš taip pat esu palikusi įrašą. Jeigu tu manęs dar nematei, jeigu nematei mano buvusių įrašų, tai daugiakalbė jungiam, tai būtinai pasižiūrėk, ką aš turiu YouTube'ės kanale sudėjusi, nes tenai pradėjus daug esu duoti, daugiau negu kad anksčiau, nes seniai turiu tą kanalą, bet mažai bendraudavau aš su juo. Dabar keičiasi, aš keičiu. Tu irgi keiskis ir keiskime kuo daugiau dalykų, nes pokyčiai yra tie dalykai, kas turi būti nuolatos. Nuolatinis dalykas turi būti pokyčiai. Jeigu tu nesikeisi, tai kam tas gyvenimas? Jeigu aš taip monotoniškai, esat matę tas ne, kaip ten yra, diena, švilpiko diena, esat matę tą kiną? Kad atsibundi ir vėl tas pats, atsibundi ir vėl tas pats, atsibundi ir vėl tas pats. Nu gerai, pas mus ar ne, arba lyja, arba nelyja, arba saulė diena, žiema, vasara ir taip toliau, čia keičiasi tie dalykai, bet mes atsibundame, einam į tą patį darbą, taip pat tie patys žmonės, taip pat tas, kuo daugiau pokyčių gyvenime. Nes mes tam ir esam čia, kad kuo daugiau patirti. Tai nebijok pokyčių, priimk pokyčius, leisk savo keistis ir išbandinėk įvairiausius dalykus. Taigi,
Ir grįžkim prie to, kad aš esu palikusi įrašą, kad vaizduotė yra tai, ką mes turime labai pajungti. Nu, mus, žinot, kas atpratino? Mokykla mus atpratino naudoti vaizduotę. Mokykla mums pateikdavo faktai, faktai, faktai. Nežiopsok per langą, ar ne? Negaudyk varnų, ką čia skaičiuoji, ar ne? Per varnas per langą žvalgai. Susikoncentruok, dėmesys į knygą. Žiūrėk, mus taip išūkdė ta mokykla, ar ne, kad reikia remtis faktais. Jeigu aš įsivaizduoju, tai yra nesąmonė, tai yra netikra, čia tik mano vaizduotės vaisius, tai netikra, ar ne? Nu, jeigu spintoje kažkokį vaiduoklį įsivaizduoju, tai taip, čia jau vaizduotės vaisius, bet iš tikrųjų, vat, matykime ir įsivaizduokime tos dalykus, kuriuos mes norime, ir tai nėra tik vaizduotės vaisius, tai yra mūsų kūryba. Kūrybos pirmas yra tas taškas, pats pirmasis etapas - pradėti svajoti, leisti fantazijai skrieti. Tai vad mes tą ir naudokime, ar ne? Daugelis žmonių yra atsiriboję nuo savo galimybių, nes nieko nežino apie šį begalinio intelekto ir beribės meilės lobyną, slypinti jų viduje. Jūs galite padaryti viską, ką tik norite. Įmagnetintas geležies gabalas pakels maždaug 12 kartų daugiau negu sveria jis pats. Bet jeigu išmagnetinsite tą patį geležies gabalą, jis nepakels netgi plunksnos. Įsivaizduojate, kaip galima pakeisti metalą? O kas yra metalas? Tai yra tų dalelių rinkinys. Kas yra žmogus? Dalelių rinkinys. Mes visi esame iš tų atomų, molekulių ir kas ten toliau eina dar smulkesnių dalykėlių rinkinys. Tai mes irgi galime save įmagnetinti kai kam. Kam tu norėtum save įmagnetinti? Daugiau meilės? Daugiau pinigų, daugiau draugų, daugiau kelionių. Kam tu norėtum save įmagnetinti? Panašiai yra ir su žmonėmis. Egzistuoja du jų tipai. Tie, kurie įmagnetinti, pasitikė savimi ir niekada nepraranda vilties. Jie žino, kad yra laimės kūdikiai gimę tam, kad laimėtų. Kiti, ta didžioji dauguma, yra išsimagnetinę. Jos kamuoja baimės ir abejonės. Nebematot. O jei pasitaiko gera proga, jie dvėjoja. Labai dažnai, kaip ir sakiau, mes taip pat ar ne, dvėjojam ir ką kuriam mintyse. Tas prielaidas blogas. O kas, jeigu man nepasiseks? Gaila prarasti savo pinigus. Žmonės juoksis iš manęs. Tokios prigimties žmonės gyvenime daug nepasieks. Baimė žengti į priekį paprasčiausiai palieka juos toje vietoje, kur jie stovi. Jūs galite tapti įmagnetinta asmenybė, jeigu atskleisite didžiąją amžiaus paslaptį ir ją pasinaudosite. Tampam? Darom? Sugalvok. Tavo šio vakaro užduotis yra pafantazuoti ir pagalvoti, ką tu norėtum į gyvenimą pritraukti. Nu, ko tau trūksta? Ką norėtum pritraukti? Ir pamatyk save jau tai turint, jau tai darant, jau tuo esant, jau tą dirbant. Kad ir ko tu norėtum, pamatyk. Leisk savo nubėgti į ateitį ir pamatyti jau ten save. Nes tu tikrai gali tą turėti. Didžioji amžiaus paslaptis. Įsivaizduokite, kad kas nors paprašo jūsų įvardyti didžiąją amžiaus paslaptį. Ką jūs atsakytumėte? Atominė energija? Tarp planetinės kelionės? Juodosios skylės? Ne, ne tai, ne tai. Taigi, kasgi yra ta didžioji paslaptis? Kaip galima ją atskleisti? Kaip ją reikia suvokti ir priversti veikti? Žinot, aš tai galvočiau, manęs jei paklaustų. Aš nežinau dar, ką ten ar ne atsakėm, nežiūriu. Jei manęs paklaustų didžioji ar ne, kas yra gyvenimo paslaptis, tai sakyčiau, man dar didelė yra gyvenimo paslaptis, kaip sustabdyti senėjimą. Aš nekalbu apie prisipūsti, tenai botoksai ir dar kažkas tenai odos operacijos, kaip natūraliai sustabdyti senėjimą, nes tai yra įmanoma. Ką rodo veidrodis, tai yra nesvarbu, bet kokie mūsų organai viduje, kokio amžiaus jie yra organai. Jaunas žmogus gali turėti kaip seno žmogaus organą viduje irgi, arba atvirkščiai, senas žmogus, bet gali tokį gerą turėti. Tai kaip sustabdyti tą organų nusidėvėjimą kūne, kaip sustabdyti senėjimą savyje.
Aš labai norėčiau ir aš link to einu. Žinot, visada, kai tu kažko užsimanai, tu gauni atsakymų. Tai aš pradėjau gauti atsakymus. Tu sugalvok, ką tu nori sužinoti. Atsakymas yra neįtikėtinai paprastas. Ši paslaptis yra nuostabi, stebuklinga galia, kuris slypi jūsų pačių pasąmonėje. Daugumai žmonių net neteina į galvą jos čia ieškoti. Štai kodėl taip retai kas nors ją atranda. Mes ieškome ar ne aplinkui, mes labai visada ieškome kažkur kažko, bet viskas, ko mums reikia, turim viduje. Pavyzdys ar ne? Vienišas žmogus, jis ieško tos antros pusės, ar ne? Ieško tos antros pusės, kodėl? Taip smagu su kažkuo, ar ne, bet gali būti ir draugai, su kuriais gerai keliauji, leidi laiką, bet vat norisi tos antros pusės. Dėl to, kad viduje nėra pilnatviškumo, dėl to, kad viduje jis nesijaučia pilnas. Mes ieškome, kad kažkas iš aplinkos ją užpildytų, kai iš tikrųjų mes galime užsipildyti. Mes galime tikrai prisipildyti save ir tada tas gyvenimo partneris ateis savaime. Ateis tada, kai reikės, o ne dėl to, kad aš jaučiuosi vienišas arba vieniša. Nepaprasta jūsų pasąmonės galia. Taip knyga ir vadinasi, ar ne? Kai išmoksite pasiekti ir išlaisvinti užslėptas pasąmonės galias, įgysite daugiau galimybių. Jūsų gyvenimas taps kur kas šviesesnis, sveikesnis, laimingesnis ir džiaugsmingesnis. Nėra jokio reikalo stengtis įgyti šią galę. Jūs ją jau turite. Tačiau teks išmokti tai valdyti. Svarbu suvokti, kad galite ją taikyti visose gyvenimo srityse. Jeigu vadovausite šioje knygoje pateikta paprasta metodika ir veiksmų planu, įgysite reikiamų žinių ir supratimo. Mes darysime, ar ne? Aš pasižadu, ar tu pasižadi. Galite pažadinti dar neatrastus savo gebėjimus ir imti generuoti naują jėgą, kuri padės realizuoti viltis ir išpildyti visas jūsų svajones. Kitas puslapis. Padidinam. Nedvejokite ir apsispręskite gyventi taip įspūdingai, gražiai, turtingai ir puikiai, kaip dar niekada negyvenote. Ką aš ir sakiau, leiskite savo svajoti, leiskite savo mintise turėti tokį gyvenimą, apie kurį, net baisu svajoti, net baimė kyla, net, atrodo, ar tikrai aš labai save dar pagaunu, aš einu link tų didelių dalykų ir dar save pagaunu, taip lyg ar aš pritapsiu, kaip aš jausiuosi tenai. Dar tikrai yra tokių, kad apsupu save su tokiais dideliais žmonėms ir galvoju, kad aš visada norėjau, aš ilgai jau svajojau ten būti, bet yra dar vėl toksai viduje jausmas, kad aš dar ten nebuvus iš tikrųjų. Bet užduotis man yra kuo dažniau svajoti, kad aš bendrauju, kad aš esu, kad taip ir taip. Ir mano kūnas pripras būti tarp tokių didžių žmonių, tiesiog mano pasąmonė, mano energija ir man bus labai paprasta. Begalinė išmintis, neribota galia ir neišsemiami ištekliai viso to, kas yra būtina žmogui, slypi jūsų pasąmonės gelmėse ir laukia, kol leiste jiems prasiveršti ir išsiskleisti. Leisti. Dar irgi autorius pasako, ką aš ir sakiau, leiskite savo atrasti tuos lobius savyje. Jeigu pripažįsite šias savo vidinės proto galimybės, jos įgys formą išorinėme pasaulyje. Viskas, ką mes turime viduje, atsispindi išorėje. Tau nepatinka tavo išorinis pasaulis, tai žmogau, tvarkykimės vidui. Jeigu nesate iš anksto nusistatę ir esate imlus, begalinis pasąmonės intelektas kiekvieną akimirką gali atskleisti jums viską, ką svarbu žinoti. Jums šausi galva naujos mintys ir idėjos, darysite išradimus ir atradimus, kursite naujas meno kūrinius. Begalinis pasąmonės intelektas gali atverti kelius į įvairiausius naujus puikius pažinimo šaltinius. Leiskite jam pasireikšti ir jis padės jums atsiskleisti bei surasti tikrąją vietą gyvenime. Jūsų pasąmonės išmintis gali padėti privilioti idealų draugą, taip pat reikiamą bendradarbę ar verslo partnerį. Dar noriu pabrėžti, kad jisai pasakė privilioti. Nes kai mes
keičiame save, keičiame mąstymą, mes viliojame, mes traukiame į savo gyvenimą aplinkybės, situacijas, žmonės, kurių mums reikia, kad mes pasiektumėm va tą tikslą, kurio mes norime. Ji gali parodyti, kaip gauti tiek pinigų, kiek reikia ir suteikti visišką laisvę būti, daryti ir eiti ten, kur veda širdis. Jūs turite teisę atrasti šį vidinį minčių, jausmų ir galių, šviesos, meilės ir grožio pasaulį. Jo jėgos nematomos, bet galingos. Pasąmonė gali padėti išspręsti visas problemas ir atskleisti kiekvieno veiksmo priežastis. Dabar kiekvieno veiksmo priežastis, netgi ir mūsų gyvenime, ką mes darome, yra priežastis. Ar tai buvo gera ar bloga, tam buvo priežastis. Ką kitas žmogus daro, tam yra priežastis. Ar tai gera ar bloga, tam yra priežastis. Tai eiti, mokyti save, auklėti save, nesmerkti kitų, nepykti ant savęs, nes viskam, kas ką daro, yra priežastis. Kartais tos priežastys žmogaus logikai nesuvokiamos, bet tam yra priežastis. Todėl į viską tiesiog, man labai patinka, vienas irgi iš mano mentorių sako, būk liudytojas gyvenimo. Būk tiesiog liudytojas, stebėk pasaulį. Labai įdomu, kai tu neprisimi nieko savo, tu esi tik stebėtojas pasaulio, o pats ten viduje kuri gyvenimo, kurio tu nori. Labai smagu tada. Kai tik išmoksite valdyti šias paslėptas galias, tapsite pakankamai pajėgus ir išmintingi judėti į priekį visą ko pertekę, saugus, laimingi ir savarankiški. Ir vėl nematot. Aš mačiau, kaip pasąmonės galia išgydė suluošintus žmonės ir grąžino jų kūnams sveikatą, energiją ir stiprybę. Protas išlaisvino juos ir leido iš naujo patirti, ką reiškia jaustis linksmam, sveikam ir laimingam. Jūsų pasąmonėje glūdi nuostabi gydomoji galia. Man labai patiko, ar ne, tas protas išlaisvino juos. Pasibraukite ir jūs, kas jums patinka, ką jūs norite, kad įsidėmėtų, pasibraukite, pasirašykite ir būtinai irgi palikite komentarą, lauksiu jūsų širdučių, paspauskite liuksiuką ir pakomentuokime, bendraukime su visais, visi kartu. Tai protas išlaisvino, man labai patiko šitas. Tai jūsų pasąmonė glūdi nuostabi gydomoji galia, kuri gali išgydyti sudrumstą protą ir palaužtą dvasią. Ji gali atverti proto kalėjimo duris ir jūs išlaisvinti. Ji gali išvaduoti iš įvairaus pobūdžio materialinės ir fizinės priklausomybės. Vėlgi, proto kalėjimo duris. Tokie žodžiai, kitaip nepasakysi. Mes taip save įkaliname, mes taip save tiesiog apribojame. Nustosiu dalintis, nes čia mes ir pabaigsime šiandieną, sakau, trumpam ar ne, susitinkame trumpam tiesiog. Ir mes, sakau, tas kalėjimas, kaip pavyzdys, gamtoje. Gamta veikia kaip ir mūsų protas. Jeigu tu pasodinsi moliūgo sėklą stiklainyje, ar ne, tu įdedi moliūgo sėklą į stiklainį, tai tas moliūgas ir išaugs tokio dydžio kaip stiklainis, ar ne taip? Su žuvim, turiu už nugaros akvariumas, šviečia. Su žuvim lygiai taip pat, kad tos žuvis, kurios gali augti didelės, jos augs tik tais tokio dydžio pagal akvariumą. Ta prasme, jos žino, kokio dydžio turėtų jos užaugti pagal akvariumo dydį. Laisvėje jos augtų beprotiškai, ar ne? Kiek jau norėtų, kiek jau normali yra žuvis tokio dydžio. O čia jos, pavyzdžiui, aš turiu tokius skaliarus, jie angelo žuvytės, angel fish angliškai. Ir pas mane jie ganėtinai nedideli. Nes, ir vėl parodysiu, kaip čia parodyti, va. Mano akvariumas yra pailgas, ar ne? Jis nėra į viršų. O skaliarai, jie tais tokiais, savo tais sparnais, čia vienas, du, yra du pilki ir aš turiu vieną ir nusisuko. Matot, sidabrinis toksai. Ir turiu vieną juodą. Tai
jie dar didesnį galėtų aukti. Ir jau mano vyras sako, jiems čia jau per mažai vietos, reikia, kad į aukštį būtų, nes dar didesnį auktų. Tai lygiai taip ir mes, kokioje aplinkoje esam, va tokį tą kalėjimą ir savo pasistatom, kad nusimkime, nupjaukime tas vis grotas, išlyskime iš ten ir leiskime savo plačiai mąstyti ir daug visko norėti. Ir dar kas, va, išvaduoti iš įvairaus pobūdžio ir materialinės, ir fizinės priklausomybės dar galima, ar ne? Galima, mūsų tie visokie įpročiai, tie visi norai tokie irgi suformuoti ne mūsų, jie buvo suformuoti mūsų aplinkos. Mes galime, aš Giedrė galiu nuspręsti, ką aš mėgstu, ko aš noriu, o ne pagal tai, va, kur aš augau ir ką man draugai įpratino daryti. Dabar aš turiu teisę priimti sprendimą pačiai savo, ką aš noriu, ko aš noriu iš gyvenimo, ko aš siekiu ir kokia noriu tapti. Tai va, ačiū už šiandieną, susimatome rytoj vėl. Palikit būtinai komentarą, labai noriu paskaityti, ar jums įdomu, ar tęsti ir toliau, ar turiu pakeleivių, būtinai pabendraukime. Iki.